Puiki savaitė viskam, mėly vandeniai. Ir noriu pasakyti, kad jums tokių nedidelių perspėjimų nėra, išskyrus tą vienintelį, kurį sakau beveik visiems ženklam, nieko naujo nepradėkite. Tai yra vienintelis perspėjimas. Dabar labai įdomu pas jūs šią savaitę yra tai, kad gali grįžti kažkokie buvę draugai, buvę bendradarbiai, kolegos, kaimynai, žmonės iš praeito gyvenimo, iš praeitų prisiminimų, iš praeitų kažkokių tai situacijų. Ir čia tai rodys, jeigu taip atsitiktų, ar kažkas jums paskambino prieš 10-15 metų gal nebendravot ir staiga kažkaip tai išdygo, kaip Pilypas iš kanapių, taip? Tai šitą reikia žinoti, kad tai yra susijęs su karminiais dalykais, kuriuos jūs privalote iki balandžio 15 spręsti. Todėl galite tokio skambučio ar vizito tikėtis ar susitikimo iki balandžio 15 dienos. Taigi vietoj to, kad susinervintumėt, privalote priimti kaip duotybę ir mėginkite spręsti tą situaciją palankiausiu būdu tiek jums, tiek tam žmogui. Nes tai yra taškų dėjimo ant į. Ir jeigu jūs išmintingai abudu susitikę spręsite tas bėdas, tai jūs pamatysite, kokią naudą turėsite ir tikėkime sekantį gyvenimą, jeigu toks yra, jau nebepasimatysite su to žmogum ir nebekankinsite vienas kito. Taigi tikrai mėginkite ar patys kažkam tai pasiskambinti, kad išspręsti užurgusią problemą, ar tai jums kažkas paskambins ir jūs pamatysite, koks nuostabus metas yra spręsti būtent tokiem seniem buitiškiam dalykam. Šiaip tai būkite laimingi, tikrai ir būsite labai laimingi šią savaitę, būsite labai kūrybingi ir net neturiu dar kartą pabrėžiu, nieko blogo pasakyti, taikykitės, būkite kartu ir iki kitos savaitės.